vaikystė su Tomu susiejo visiškai netyčia. Ir smagu, kad kartais Tomas pakviečia sudalyvauti renginį jau 3 vasarą, kai vedu paskaitas apie keliones, tai kas man labai patinka, ir dalintis su žmonėm, kurie taip pat žiūri, girdi, skaito keliautojus, stebi, nes tai iš tikrųjų labai savotiškai įdomi duona. Tai va, šiandien papasakosiu apie pirmąją savo kelionę, kuri prasidėjo 2013 metais. Aš realiai anksčiau keliaudavau, taip sakyti, nevadindavau kelionės, kur nors nuvažiuoti, ten savaitgalį praleisti kokiam nors Europos mieste, bet tai irgi yra kelionė. Rimtesnės mano kelionės prasidėjo su kuprinė į kalnus 13 metais, man tuo metu buvo 40 metų ir galvoju, kokią čia savo dovaną pasidovanoti, kur norėčiau pakeliauti. Ir kažkaip pirmoji mintis man atėjo apie indėnus, Pietų Ameriką. Nežinau, kodėl indėnai, galbūt nuo vaikystės mane indėnai žavėjo savo kažkokiu gyvenimu, mistika, mes turbūt skaitydavom knygas apie indėnus ir ten vaikystėje pamenu, tai kokį filmą pasižiūri, perskaitai, iš karto lėki laukus su strėlėm lankais ir ten žaidi indėnus. Tai va, tai pirmoji šalis buvo Bolivija, Pietų Amerikoje, senoji inkų palikimo civilizacija, majų, inkų, kur iki šiol gyvena tikrieji indėnai. Ir pamenu, kad aš žalių supratimo turėjau apie keliones, apie įrangą, aprangą, apie batus, kažkokius tai palapinės. Ir žinau, kad ta kelionė bus į kalnus, į Andus, 3 savaitės žygiuosime kalnais ir kitom vietom. Šiandien parodysiu filmą apie tai. Ir pamenu, kad pradėjau domėtis, ko reikia visų pirma į tokią kelionę, su kuprinė keliauti kažkur. Visų pirma, reikia kuprinė. Šiandien atsivežiau parodyti jums kuprinę, kur būna įvairaus dydžio, žinoma, tos kuprinės. Čia yra 75 litrų dydžio kuprinė, priklausomai kiek laiko keliausiu. Tai vat būna kuprinės mažesnės, būna didesnės. Mažesnės skirtos tam, jeigu jūs norit ten pasivaikščioti kalnuose vienai dienai, be nakvynės, be nešimo palapinės, miegmaišio kažkokio. Bet jeigu jau norit keliauti ilgesnį laiką, savaitę, 2 galbūt, ne, tai jau žinoma ir ruošitės nakvoti kur nors kalnuose, tai tuomet reikia jau didesnės kuprinės, į kurią tilptų palapinė, miegmaišis, kilimėlis, ant kurio atsigultumėt palapiniai. Šiandien galėsiu truputį parodyti, tai dar papasakosiu. Na ir va, neturėjau tokios įrangos, nieko nežinojau, pradėjau domėtis, viskas brangiai kainuoja, nes viskas, toks, kaip pasakyti, padaryta specialiai tam, kad būtų lengva, iš lengvos medžiagos, nes iš esmės viskas priklauso tiek, kiek mes nešame svorio. Nes kuo didesnis svoris, žinome, tuo sunkiau eiti ir tuo mes trumpiau nueisim. Tai vat viskas išlengvinta, medžiagos lengvos tam, kad jeigu sulyja, greitai išdžiūtų, nes kažkoks nors brezentas, kai anksčiau tarybiniais laikais buvo brezentinės kuprinės, jos sunkios, patvari medžiaga, bet jeigu sulyja, tai dar labiau sunkesnė tampa ir jos perlyja. Šitas lygiai taip pat perlyja, bet jos greitai išdžiūna. Yra čecholai tokie, ant kurių užsideda ant viršaus ir jinai neperlys, nesušlaps rūbai ir dar kas nors. Pagrindas, ką reikėtų neštis kuprinį, tai priklauso nuo to, kiek mes keliausim, ką veiksim. Tai žinoma, kai mano draugas vienas pažįstamas sako, iš esmės užtenka gerų batų, viskas, o ten visa kita neturi reikšmės. Aš pamenu tokį draugą, sutikau ispaną Himalajose, aš ėjau žygį ir jisai visiškai nepasiruošęs kaip keliautojas, yra paprasti kedukai, džinsai, striukytė kažkokia, ir iš esmės irgi gali keliauti, praeiti. Nėra čia tokių taisyklių kažkokių, kad reikėtų būtent apsirėdyti kaip šarvais. Aš pamenu,
kai atvykom į Boliviją ir aš tada pirkau ten batai, turi būti su tokiu vibro padu, kad ten amortizuotų, kelnės neperšlampamos, striukė neperpučiama nuo vėjo, pirštinės, kepurė garuojanti, kad ten neprakaituotų. Ir atvykstu į Boliviją, į Andus ir ateina 3 indienai, kurie mūsų lydės kalnuose. Ir aš žiūriu vieną indieną, jisai basas. Aš žiūriu į save, toks atrodo kaip Don Kichotas su šarvais apsirėdęs, skydų. Ir matau, kad tas indienas basas, ten paprastas kelnes. Nu va, galvoju, Robertai, nebūtina viską labai taip stipriai sureikšminti. Aišku, jie gyvena tenais, jie pripratę prie tos aplinkos ir jiems yra natūrali ta jų aplinka. Jie kai gimė ten basi, taip ir vaikšto tie basi ir jiems yra normalu. Čia aš įpratęs su batais vaikščioti. Ir jie praeina ten tą patį žygį 3 savaitės basi ir jiems ten yra viskas normalu. Tai va, tai čia galiu parodyti šiandieną, kas man yra būtiniausia iš esmės kelionės metu. Tai jeigu einu kalnuose, man reikalingos lazdos. Ne visos jos nėra būtinos iš esmės, bet ką duoda lazdos, kai einu žygio metu. Čia galima pasireguliuoti aukštį. Man jos duoda prisilaikyti lygsvarą, kadangi kai einu su kuprinės svoris būna gan nemažas, stengiuosi, kad neviršytų kokių 13 kg, kai kurie daugiau prisineša, pamenu, ukrainiečiai, kuriuos sutikau irgi žygio metu kalnuose, jie ten medaus prisidėję, sūrio prisidėję ir ant tiek pavargo ten ant tos 3 dienos nešti kokių 20 kg svorį, sako, Robertai, padėk mums medų suvalgyti, mes jau negalim nešti. Jau sunku, o dar lašinių partį įsidėję. Nu, viskas, kas labai sunkiai sveria. Tai va, tai lazdos padeda laikyti lygsvarą, kai einu, kad ten užlipęs ant kokio akmens, kad jisai ten nevirstų, galėčiau susilaikyti. Bet jos nėra būtinos. Iš esmės galima jas naudoti, kaip kas įpranta. Kaip kas įpranta. Po to, kas man dar yra būtiniausia, jeigu aš nakvoju arba einu žygyje, tai visada turėti vandens buteliuką. Čia pas mane plastikinis tam, kad nesuduštų. Būna stikliniai netinka, nesuduš ir viskas. Būna dar tokie aliumininiai. Tai jie irgi yra gerai, dėl to, kad jis gali įlinkti, nesuduš. Plastikas jis irgi gali prasitrinti, bet jis man yra lengvesnis. Tai dėl to aš jį naudoju. Stengiuosi rūbų daug nenešioti. Aš visą laiką nešioju 2 poras. Tai yra su vienais einu, o kiti yra vakare persirengti, kad galėčiau miegoti. Ir po to kitą dieną vėl užsidedu tos, su kuriais jau žinoma, tie rūbai būna prasmirsta. Ten savaitę 2 einant, bet aš jas įsiskalbiu kur nors, pavyzdžiui, kokiam upelyje, vakare pasidžiaunu ir jie ten išdžiūna per naktį. Viskas priklauso nuo oro, koks oras būna, žinoma. Kartais jeigu nelyja, tai nieko neplaunu, nes lietus pats nuplauna. Turiu su savim tokią mini kamerą. Dabar technologijas tiek išpopuliarėjo, kad mano šitokia mini kamera atstoja fotoaparatą ir kamera, su kuria galiu filmuoti. Į kišenę telpa labai tokia kompaktiška, nedidelė, lengva. Ir, kaip sakau, man svarbu, kad neužimtų daug vietos mano palapiniai. Neperšlampamos kelnės, nes turiu striukę neperšlampamą. Ir iš esmės žmogus šąla greičiausiai per galūnes, per galvą, rankas ir kojas. Jeigu kojas sušlampa rankos, sušlampa galva, žmogus labai greit sušąla ir gali susirgti. Kas yra blogai žygio metu susirgti ir sirgti. Tai vat, tokie dalykai labai svarbus. Dar būna tokios specialios kojinės, jos neperšlampa. Galima užsidėti, įlipti į balą, išlipsit iš balos ir koja visiškai sausa. Tai va tokias kojines kartais rekomenduojama dėvėti, jeigu būna žygis per kokias pelkes arba kažkokias šlapias vietas. Čia mano virduliukas, į kurį verdau arbatą, košę ir jame yra toksai
tai vadinamas primusas, būna dujinis arba benzininis, dviejų variantų priklausomai kokį kartais naudoja. Čia toks degiklis yra ir prisusuka toks nedidelis dujų balionėlis, kurį naudoju kalnuose ir gamintis maistą. Galėsiu perleisti per rankas. Čia yra šaukštas šakutė, plastikinis, labai lengvas, gali naudoti kaip šaukštą ir kaip šakutę maistui. Čia yra, pavyzdžiui, arbatinukas, jisai plastikinis. Išsivynioja, galiu parodyti, kaip atrodo, gali perleisti per rankas. Ir čia mano arbatai gerti puodelis. O toks pat, tokio pat dydžio yra išsivynioja, tokio pat dydžio yra išsivynioja košiai. Plastikas, jo. Karštas tai plastikas, kuris nebijo verdančio vandens. Jisai gerai laiko, lengva susipakuoja. Na ir čia mano... Jo. Čia tai ta vietas, o mes čia atsivežę iš vis silikoninės arbatinukas, iš vis taip susiglamžo ir rankinuką reikia. Ir lengvas, jo. Nu ir va čia tiek, irgi pašitinė čia toks puodas, kuriame gaminu valgyti. Tik mes čia, kai atsivežę, tai jis elektroninkas, ne kelionės. Bet jie visi pagamina labai patogų į sulą. Nedaug vietos, jo. Nedaug vietos užima. O tai kaip dujų to pažadėtum šnekant? 2 savaitėm. Jo, toks nedidelis čia, aišku, užtikrinčiamas paprastas. Toliau turiu palapinę. Palapinės būna įvairios, iš tikrųjų. Kas dar priklauso dėl svorio, nes šita palapinė, jinai tokia, vat matot, jinai tokia pailgo formos. Joj negalėsi sėsti, bet joj gali tik atsigulti. Įlipęs atsiguli tam, kad nelytų ir nepūstų vėjas. Tai šita palapinė sveria 900 gramų. Jinai yra labai lengva. Ir visos kitos standartinės palapinės, kur būna nešioja ten turistai, turistauja, tai po 2–2,5 kg, jos pakankamai sunkios ir daug vietos užima. Tai man jinai atstoja labai mažai vietos užima ir... O tai savaime tai įsiskleidžiama, ne? Ne savaime įsiskleidžiama. Ją turi pats įskleisti, įtempti ir... Bet tai kuoliukai yra? Kuoliukai yra. Yra 2 lankeliai ir kuoliukai, kad galėtum įtempti ją. Tai jinai tokia būtent skirta kelionėms į kalnus, kad nedaug užimtų vietos, lengva būtų, nes iš tikrųjų visos kitos būna daug didesnės ir sveria 2–2,5 kg ir kartais net ir didesnė. Čia mano kilimėlis, kuris yra savaime prisipučia. Toksai jį įskleidė, aš dabar jo neišilminėsiu, nes jisai gan suspaustas. Jo. Bet jį įskleidė ir jisai savaime prisipučia, toks biškį išsipūtė. Bet jisai nėra ne visada visur tinkamas, dėl to, kad kartą keliaudamas Sardinijoje, ten, kai pas mus žolės tiek daug nėra, visur kadagiai ir tie kadagiai su tokiais spygliais. Jo, tiesiog buvau tuo metu pradūręs savo kilimėlį ir gulėjau tik tai, kad neįsibesti, o iš esmės netinkamas. Tai būna tokie guminiai čiužinukai, kurį gali paklotą pasikloti ir jau tada gali šitą naudotis. Bet vėlgi vietos užima. Būna įvairaus tipo šitie kilimai. Jie storesni, plonesni ir tada priklausomai kurį naudosi. Jeigu kalnuose naudoti reikia storesnį arba dedu tokį guminį paklotą, ant kurio gali smiegoti. Ir žinoma, svarbiausias dalykas, kad naktį nesušalt, miegant palapiniai yra miegmaišis. Miegmaišį galiu šitą parodyti. Šitas yra pas mane iki -18 laipsnių. Tai yra jau žiemą gali miegoti pakankamai, kai šalta būna, jisai nėra
mažas, būna dar pūkiniai, jie dar būna šiltesni, šitas yra pūkinis. Ir jisai sveria jo, kilogramą 75. Būna mažesni miegmaišiai dar, jie mažiau vietos užima, bet jie žymiai brangesni. Nu, tai tokie, į kurį įlendi, tai vienas iš dalykų, kai aš lendu miegoti į miegmaišį, galėsiu išimti šitą. Tai man jisai yra toksai, jo, užsisega iš dviejų dalių, susisega ir va toks, aš kaip mumija, jame randuosi toks susipakavęs. Jisai pakankamai šiltas, didelis ir komfortabilus, bet būna, sakau, dar pūkiniai, dar labiau šiltesni, mažiau vietos užima. Tai va čia pagrindas, ką aš nešuosi su savim kupriniai. Daugiau nieko kaip ir nereikia ypatingo. Maistas. Jo, maistas irgi, jeigu nešuosi maistą su savim, tai stengiuosi kuo lengvesnį, būna džiovintas daržovės. Jūs žinot, turbūt sriuboms naudoti labai gerai, jos labai lengvos. Ir aš tada būna, kad iš vakaro užsibrinkinu vandenį, jos išbrinksta, o ryte tik tai pakaitinu ir galiu valgyti, įmesdamas kokį sultinį. Ir tada, aišku, nešuos kokius nors grikius, pavyzdžiui, jie svorio turi, bet jie maistingi, skanus. Lygiai taip pat darau, iš vakaro užsipilu vandeniu, jie išbrinksta ir ryte jau galiu ten tik tai pakaitinti ir viskas ir skanu. Daug iš esmės priklauso jo, jeigu nėra kur valgyti, tada turi apsiskaičiuoti, kiek dienos metu valgysi ir ką neši. Čia yra labai svarbu, kad per daug irgi neprisijimi. Bet būna taip, kad vis tiek ten, kur keliauja keliautojai, būna žygio trasos, tai vietiniai visada nori užsidirbti. Ir jie visą laiką kažkokias turi kavinukės arba kaip Nepale lodžijas, kur ateini ten pernakvoti ir jie vakare jau ten gamina kažkokį naminį maistą, kur ten pas juos susimoki ir pavalgai. Irgi kas būna labai įdomu, nes įdomu pažinti kitą kultūrą per virtuvę. Ane? Kaip jie valgo, ką jie valgo, kaip gamina. Vat man irgi būna tas įdomus procesas stebėti, kaip jie gamina ir ką gamina. Tai realiai su kiek kilogramų pradedat kelionę nugaros? Maksimaliai 13 kg, daugiau nenešu, nes man per sunku. Aš buvo, pamenu, vieną kartą į Nepalą ėjau, buvau ten irgi prisidėjęs gal per daug, palapinę buvau paėmęs va šitą. O nakvojau visą laiką lodžijose, nenakvojau, nors žinojau, kad nakvosiu lodžijose ir vat atrodo 900 gramų, nėra daug, bet per 2 savaitės žygio, aš pavargau iš tikrųjų. Ir galvoju, nu va Robertai, kam nešiesi. Ir kartais gyvenime mes apsikraunam per daug daiktų, kad galėtume kažkur lengviau nueiti. Nebūtina kartais tiek daiktų mums. Ir vat žygio metu aš pastebiu, kad iš tikrųjų gyventi pakanka daug mažiau turi. Ir taip ir gyvenime, nes mes įprantame prie tų daiktų, lyg jų reikėtų, žiūrėk, kad gyvenime ten eilę metų mes juos nepanaudojam, jie tik tai guli ir daugiau niekam. Nu, bet nėra blogai ir turėti. Tai va, tokia daugmaž įranga su maistu, tai jo, viskas priklauso nuo to, kiek laiko žygiuosime ir kur, ir ar bus tame maršrute kur nors dasipirkti, tai galima dasipirkti. Taip mes Bolivijoje buvom nusipirkę vietiniam kaimelį kiaušinių. Labai išalkom, ne tai, kad išalkom, bet labai pasilgom kiaušinių per 3 savaitės. Ir užėję į tokį mažą kaimelį pamatėm, nu ten toks kaip sandėliukas atidarytas, žmogus ten prekiauja visokiais makaronais, ten milteliais kažkokiais ir kiaušinių. Ir taip užsinorėjom tų kiaušinių, tai kad visą padėklą pirkom, ten tų 30 kiaušinių nešėmės į skarą suvidioję ir visi pailiui nešė tą skarą su kiaušiniais, kad galėtume įsikepti kiaušinienę. Iš tikrųjų buvo labai skanu. Ir vat, aišku, tokių dalykų nepasimsi su savimi kuprinė, nežinau, kad omletas taps kupriniai. O kartais va tokių dalykų dasiperkiai, tai ko reikia labiausiai. Robertai, klausimas, kiek tavo kupriniai, kai būna visiškai tuščia, kiek sveria tavo kupriniai?
net nesvėriau, šitą kuprinę gal kokį kilogramą, nedaugiau. Jo, tai geras klausimas. Vat Čia reikės... atrodo tokia, žinai, tvirta, bet... Jo, ne tokia nemaža atrodo, jo. Aišku, ten yra dar toksai įdėtas pakietinimas nugarai. Kuris... Atrama, kad būtų. Atrama, jo, kad... Kokią kainą jos padaryti? Šitos kuprinės kažkada mokėjau 150 eurų. Dabar gal brangiau kainuoja, nes dabar viskas pabrango. Aš jau ją senai esu pirkęs. Ir šiaip labai gera, patogi. Viskas priklauso, lygiai taip pat atrodo, kad svoris sunku bus nešti, ne, bet va šitie diržai, kurie užsisega, galiu parodyti daugmaž užsidėjus ant pečių, atrodo, kad mums turėtų spausti pečius ir skaudėti. Bet šitie šoniniai diržai, kai tu užsisegi tą kuprinę, remiasi į klubus visas svoris. Ir realiai visas svoris tau krenta ant klubų. O vat, kaip ir pečiai laisvi gaunasi. Ir atrodo, nėra tada sunku nešti. Nes būna žmonės klaidingai nešioja kartais kuprinės, kai šito diržo neužsisega apatinė, visas svoris atsiremia ant pečių ir tada nugara kenčia, skauda nugara. Sunku panešti tą kuprinę. O iš esmės nereikia pamiršti šitų diržų, jie yra ne veltui, tam, kad visas svoris atsiremtų į klubus ir nebūtų tiesiog sunku nešti, būtų lengviau žygiuoti. Nes nuo to priklauso irgi, kaip mes jaučiamės, taip ir tokį kažkokį atstumą galim nueiti. Nes kuo labiau pavargsti, tuo sunkiau eiti kažkokį atstumą. Ir žinoma, viskas turi patogus batai, visų pirma, kad nepritrintų pūslių, kojų. Ir žinoma, fokusas į gamtą. Kai mes žavimės gamta, matome vietinius gyventojus, kaip gyvena, tu stebi aplinką ir tarsi pamiršti savo kūną, pamiršti savo nuovargį. Ir atrodo, tik tai vakare, jau kai baigė dienos žygį, atsigulė ir jauti, kad esi pavargęs. O tuo metu atrodo, kad tavo fokusas visą laiką nukrypsta į kažkur į išorę. Taip ir gyvenime iš esmės. Į ką mes fokusuosimės, į ką mūsų dėmesys kryps. Jeigu mes visada kreipsime dėmesį į tai, gražus oras, nors ir galbūt šiandien apsiniaukia, bet aš šiandien fokusuojuosi, kaip gražiai paukščiai čiulba, ne? O kitas galbūt fokusuotųsi, apsiniaukia, koks prastas oras. Ne, mano fokusas yra pamatyti kažką tai šiandien gražaus tame, ką aš galiu pamatyti. Nes jeigu aš fokusuosis, koks blogas oras, vėl šalta. Tai ir žinoma, mano nuotaika tokia bus. Taip ir keliaudamas kelioniai, aš matau, kaip gyvena žmonės, matau kalnus, matau gamtą ir mano tada kažkaip ir nuotaika kitokia, ir kūnas nesijaučia pavargęs, nes nekreipiu dėmesio į savo kūną, į tą nuovargį. Ir žymiai lengviau eiti. O jeigu tik eičiau, kaip čia sunku, kaip čia nesąmonė, kaip čia kas, aš ir nenueičiau to žygio, nes iš tikrųjų tai taip ir greičiau pavargsti žmogus. Tai va, tai pirmoji kelionė buvo į Boliviją, Pietų Ameriką, indėnų kraštas, kur kažkada tai ispanai konkistadorai užkariavo indėnus. Dabar tie patys indėnai turi savo gimtąją kalbą, kečijų kalba, senoji inkų kalba, kur dar kalba patys indėnai, bet antra kalba yra ispanų kaip valstybinė. Ir kas įdomiausia, jie pavyzdžiui turi vardus jau ispaniškus, ten Karlos, koks nors Jimenezas, o pavardės dar pas juos išlikusios Jaunas Mėnulis, pavyzdžiui, jo, bet išversta iš kečijų kalbos. Arba kokia nors Žvitri erelio akis. Ir jie tokias dar pavardės vis turi, kaip bebūtų įdomu. Aš nemokėjau ispanų kalbos, nei žinoma inkų kalbos. Vieną vakarą sėdėjau prie laužo, vakare naktį jau ten žygio metu pabaigoj. Ir vienas iš indėnų pas mane ateina ir jisai žiūri, ką aš darau. Aš ten piešiu, rašausi dienos įvykius į bloknotėlį. Ten pavyzdžiui, kas man įstrigo. Ir kaip įdomiausia, mes su juo susikalbėjom pirštų arba piešimosi pagalbos dėka. Ir jisai
paklausė mano vardą, nu kažkaip ant manęs parodė, sakau Robertas. O jisai rodo tada į mėnulį, buvo jaunas mėnulis ir jisai rodo mano vardas, mėnulis. Geras, kaip įdomi. Ir po to pradėjom piešti. Jisai nupiešė, kad ten turi 2 vaikus, ten kokią amžiaus parašė skaičių, ten žmoną ir visą kitą. Ir aš ten jam taip pat nupiešiau savo vaikus, amžių parašiau. Ir va tokiu būdu mes susikalbėjom su juo, kaip kažkada senovai kažkas irgi turbūt keliaudavo, va taip pirštų dėka kažkaip. Ir žmonės iš esmės susikalba. Tai va tas buvo labai įdomiai įstrigę, kad jie dar turi įdomią savo pavardės tokias išlikusias, bet vis dėlto jau jie nemėgsta ispanų. Jo, sako, mes ne ispanai, mes indėnai. Ir jie tą akcentuoja, ypač kai atvažiuoja į tokį mažą miestelį, kaimelį, tai jie dar tokie save laiko tikrais indėnais iš tikrųjų. Ir pavyzdžiui, moteris Bolivijoje, pamatysit, tenais bus tokių vaizdų, kur nešioja skrybėlaitės tokias nedidelės, gal matėt kažkada. Tai va, konkistadorai pirmieji, kurie atvežė tas skrybėlaitės, jos buvo skirtos vyrams, kad vyras nešiotų kaip atributą. Bet vyrams neprigijo tos skrybėlaitės prigijo moterims. Ir moteris dabar nešiojo kaip tradicinį rūbą, labai įdomu. Jos tokios spalvotos suknelės ir tos skrybėlaitės juodos nešiojo. Tokios kaip atributas tautinio drabužio. Taip įdomu. Labai spalvinga šalis, labai mėgstantis spalvas iš tikrųjų ir tokie labai rūbai spalvingi, įdomus. Tarp kitko augina lamas kalnuose, tai lamos yra skirtos mėsai ir tuo pačiu vilna, iš lamų labai gera vilna gaunasi. Ypač alpakos yra laukinės, labai panašus gyvūnai į lamas, bet alpakos yra laukiniai gyvūnai, iš kurių irgi daro verpia siūlus ir gamina vilnonius megztinius, labai šilti, ploni megztukai. Tai vat pas juos yra tradicija, pas indėnus Bolivijoje, lamų kūdikėliai, kurie ten gimsta. Aš nežinau, ką jie su jais daro, ar juos numarina ar kaip, bet jie turi tradiciją statant namą, užkasti tą lamos kūdikėlį kaip ženklą nuo blogos akies. Kad ir būna, eini kur nors turguje, mieste ir matai, kad kaba išdžiūvęs ten tos lamos kūdikėlio kūnelis, išdžiovintas toks, kaip kokia lėlė. Ir klausiu, ką jie su jie daro. Sako, čia yra viena iš tradicijų apsaugoti nuo blogos akies, kai stato namą, užkasti po pamatais tą lamos kūdikėlį. Ir taip įdomiai atrodo, kartais baugiai atrodo, nesuprasi, bet labai toks įdomus dalykas. Dar kokį vieną dalyką įdomų pastebėjom, daug iškamšų, kaip pas mus pavyzdžiui būdavo baidyklės daržuose, ne, ten baidyti kažkokias varnas arba ten šernus. Ir taip mieste vaikštom ir tų baidyklių daug prikabinėta, tai čia ant vieno stulpo, ten šiaudais prikimštas kelnes, kūnas. Sakau, kam tos baidyklės, nuo ko čia baido? A sako, čia buvo pagautas vagis ir nulinčiuotas. Jie nesisatskina, jie patys linčiuoja čia ir čia pat. Ir jeigu policija spėja atvažiuoti, jam pasisekė, nes lieka gyvas. Kitu atveju užmuša. Tai jie ten labai žiaus. Tarp kitko, kadangi šalis labai varganai gyvena, tai ten vagių yra tikrai. Ir ten pirmą vakarą iš mūsų vienos moters kuprinės tiesiog beinant krūvoj, kažkas iš galo priėjo, atsegė kuprinę, išsitraukė fotoaparatą ir išėjo. Ir va taip buvo. O kitas draugas, kuris antrą kartą atvažiavo į Boliviją, į tą pačią kelionę, fotografuoti, jis profesionalus fotografas, jam pirmoji kelionė pavogė fotoaparatą pabaigoj kelionės. Ir visos nuotraukos dingo. Sako, atskridau antrą kartą į tą patį žygį, pafotografuoti tai, ką anksčiau buvau nufotografavęs. Tik dabar nešiojasi tą fotoaparatą apsikabinęs. Pasitoks didelis fotoaparatas, irgi gan sunkus, profesionalus, labai gražiai fotografavo Richardas. Tai vat, kartais tokie dalykai. Tai dabar galbūt įjungsiu
filmuką ir jums pakomentuosiu gerai, kad jums būtų fonas bus, girdėsit, aš tuoj truputį išjungsiu kamerą, biškį filmavau.